Sveiki gyvi. Pabandysiu atgaivinti vakar ryto istoriją su žmogum. Pas mane niekada nebus čia ramybės. Su žmogum, kuris yra totalioj aklavietėj. Ir sako, nei taip, nei taip. Ir dabar taip sėdint galvojau, kaip tą pavyzdį išvystyti. Kadangi matau dvi stiprias tas pozicijas, kada sako, yra viena pusė kažkokia ir yra kita pusė. O žmogus stovi per vidurį. Ir kaip elgtis tam, kuris stovi per vidurį. Kažkokios, sako, yra lojalumo taisyklės, turi būti lojalus kažkam žmogus. Ir jeigu, tarkim, sako, įvyko kažkoks lūžis gyvenime, kažkoks galbūt gilus konfliktas, pokalbis, bet vis dar, sako, veikia, yra vis dar įtaka senos struktūros. Kadangi žmogus, sako, gali būti palūžęs tiek psichologiškai, tiek emociškai, su atsakomybė galbūt, nėra daug ten patirties ir reikalų. Ko, sako, šitam žmogui reikia? Tai prieglobsčio, palaikymo, paramos ir čia eina visom prasmėm. Dažniausiai tai mes čia kalbam apie vaikus, kai matom tokią energiją. Bet tokių žmonių yra ir suaugusių. Ir kaip, tarkim, šitam žmogui, kuris nepasiruošęs į gyvenimą visiškai, jokiom formom, šiaip kas yra svarbiausia kiekvienam mum, nes čia mes po vieną negyvenam, tai sako, turėti bent vieną žmogų tokiam etape, kuriam dabar tu esi, kuriuo tu galėtum pasitikėti, tikėti, bet negyventi tokiam burbule fantastikos, kad aš gaunu daugiau, o duodu tik tais tiek, kiek man atrodo, kad, užteks tau. Dėl to, kad šitas žmogus sako, jam reikėtų daug į jį investuoti. Tikrai daug. Ir šitas žmogus gali neįvertinti pastangų. Čia, sako, kažkas atiduotų galbūt net auką dėl šio žmogaus atstatymo ant kojų. Bet jeigu, sako, šitas žmogus yra pasiryžęs duoti tau atgal ne tiek, kiek tu gauni, ir įsivaizduoji, kad ten metus kažkas sėdės prie tavęs ir tave ten popins, tai bet kokiu atveju, sako, energija išseks. Nes matys, kad tu pripratai galbūt prie tos pagalbos, prie to palaikymo. Ir, sako, bet kokiu atveju tavo paties lūkesčiai tave nuviltų, nes negebi, sako, atsiduoti 100%, pats žmogus pasitrauktų ir vėl liktų būtent tokiam pavėsi, kokiam dabar randasi. Man kaip gaunas, žinai, taip gaunas. Kodėl kitas žmogus, jisai turi tada atiduoti visą save? Jis negalvoja, man gaunas kaip gaunas. Bet mes po vieną šitoj žemėje, mes irgi čia esam niekas. Kažkas dabar atsistojęs tvirtai ant savo kojų gali pasakyti, kad ne, aš čia vienas kažką pasiekiau, ne, kažkas tais buvo irgi, sako, šitam kelyje, kas padėjo, atliko tam tikrą vaidmenį, tai būna skirtingų lyčių žmonės, tai būna tų pačių lyčių, galbūt tai ir būna psichologai, kažkokie galbūt geri draugai, sako, tave pastato ant kojų ir tave paleidžia į tą gyvenimą. Tai nėra būtinai, kad vyras ir moteris ar ten pora.
Nu, bet dažniausiai, jo, padeda, tai sako, tik tais tie žmonės, kurie galvoja truputėlį atsakingiau į ateitį. Nu, labai paini situacija, galiu pasakyti, su šitu žmogum. Labai gali būti tikrai jaunas asmuo, su labai mažai patirties. Du žmonės nuo šito žmogaus jau atsitraukė. Jau. Yra paliktas nuošaly. Bet yra kažkas dar likę. Kas čia dar likę šito žmogaus kelyje? Jo, šitas žmogus, labai sakau, dažnai yra toksai dalykas, kada mano lūkesčių nepateisina ir aš iš ten atsitraukiu. Tada žmogus kažkur bando kažkokio prieglobsčio ieškoti kažkur vėl kitur, vėl negauna ir va taip mėtosi. Tai jeigu, sako, jau ne vieną kartą tu atsiduri ten pat, kur dabar esi, tai jau vertėtų sunerimti. Ir kaip bebūtų, yra toks strateginis žmogaus pastoviai iš kažkur atsitraukimas, strateginis įėjimas. Šiaip tokio pobūdžio žmonės, faktas, jie nėra patikimi, ar ne, nes pats žmogus jau vien savim net nepasitikė, nei savo jėgomis. Labai didelė sumaištis yra šito žmogaus viduje. Aš sakau, daugiau norėtų žmogus gauti, negu pats duoti. Man kiti gali, tegul privalo, bet čia daugiau, pavyzdžiui, skirtų laiko savo, čia daugiau skirtų ir finansų savo, ir dėmesio savo, o kažkam tiesiog mėtytų trupinius. Tai yra ne kito žmogaus reikalas, bet šito pačio žmogaus, kaip jisai apskaičiuoja, matematiniai apskaičiavimai. Ir kažkas greičiausiai apie tai gal buvo net ir sakė. Man jinai pati mylimiausia šita kalavijų karalienė, aš nežinau kodėl. Aštrus, sako, toks liežuvis gali būti. Aštriai kažką pasako. Ir tas netgi davimas, tas toksai, kaip sako, visą laiką žmogus gyventų taip. Jeigu tu man, ne tai, kad aš tau duodu, bet jeigu tu man, tada aš tau, bet visą laiką dalelė lieka mažesnė. Ir tai yra neteisinga pačio šito žmogaus elgesyje.
pokyčiais, tai aš matau, kad čia taip truputėlį sudėtinga. Sako, žmogus gali galbūt svajoti, daug galvoti apie kokio ryšio man reikia šiam gyvenime, apie kokio, tarkim, galbūt žmogaus šalia ir taip toliau. Šiuo metu tai čia žiūriu labiausiai kalba apie patį žmogų, ne apie kitus esančius, nepaisant to, ką aš čia ir matau, kad ir kokia, vat sako, energija, ne, ir žmogus labai gerai užuost gali, imperatorėlį mes turim. O čia tiesiog, vat, pažas, bandantis papulti į karalių vietą. Iš paprasto pėstininko. Bet, kaip bebūtų, rankose 5 kalavijai, 7 kalavijai. Santykyje bendravime nebūtų kažko tokio labai, sako, iš šito žmogaus nuoširdaus. Nes visą laiką galvoj virtų dar kažkokia viena mintis apie, sako, tokį šydinį gyvenimą. Tas šydinis tai tiesiog, kad kuo mažiau kažkas matytų, ką aš dar galvoju, ką aš dar gyvenu. Tai žmogus nori nugyventi 2 gyvenimus, bet niekada negyveno savo, o visą laiką gyveno kitų. Kai sako, gyveni kito gyvenimą ir ateina akimirka, kai pamatai realybę, neliūdėk. Čia žmogus gyveno kažkieno gyvenimą. Tikrai ne savo. Ir totalia aklavietė, 9 kalavijai. Ką šitam žmogui daryt? Įstrigęs žmogus, stipriai įstrigęs. Kažkokia viena pamoka, trukusi daug metų, dabar, kaip sako, žmogus greičiausiai laikė kažkokią egzaminą. Ir gal buvo kažkoks vienas klausimas, kuriame žmogus susimėtė ir pats gavo šoką. Daug gyvenimo metų kažkas vyko ir dabar yra įvykęs lūžis. Aš buvau sakius, kad kažkas tokio įvyks, ar ne? Šiaip energija tai tokia yra nepatikima. Šiam momentui ir kaip sako, kokį tu gali duoti patarimą, ką daryti. Jeigu pa žmogų galvoj verda visiškai kitos mintys, sako, tau reikėtų galvoti apie savo emocinę erdvę. Sako, tu apie tai pagalvoji, bet kokia 30%. Didesnis procentas yra kaip kažkur kažką ten toliau sukt. Ir nuo tokių žmonių, sako, liaudis truputėlį atsitraukia. Gal kai aš matau nesąžiningas kortas, tai net ir pačiai kažkaip nesiverčia liežuvis. Jeigu žmogui sunku suvokti, ko jisai iš šito gyvenimo reikalauja iš kitų žmonių. Jeigu neina net suvokti, kad sako, tu jau 4 kartus atsidūrei ten pat, kur jau visą laiką buvai ir nedaina. Nu tai ką, sako, tu paaiškinsi jau, kai buvo aiškinta 2 kartus. Ką šitas žmogus nori padaryti? Nelįstų prie tų papūgų.
šitas žmogus pats norėtų padaryti šitam gyvenime, be kitų ten galbūt. Nelabai jis ką gali padaryti, pažas monetų. Vakar jisai čia buvo, ar kurią čia dieną. Ir vėl jisai čia pat. Jis nelabai ką gali padaryti, nes yra labai, sako, didelis sunkumas, kur realiai, sako, aš net neįsivaizduoju, ką man reikėtų daryti. Vienas žmogus psichologinių čia net, pavyzdžiui, dalykų jisai neįspręstų. Čia tas pats, kas į mokyklą įleisk. Dabar atsiminus praeitį ir jeigu nebūtų mokytojų ir vaikai, sako, patys ten vartytų knygelės, klausimas, kaip jie išmoktų skaityti, rašyti dar kažkas, ar ne? O kažkas čia yra tokio panašaus, kad jeigu tu šitą žmogų įleistum vieną kažkur tais, jisai greičiausiai gal pasimtų kokį telefoną ir prastumdytų laiką. Sako, būtų tau duotas laikas, tu išeitum iš tenai ir bet kokiu atveju tas toks tuščia. Čia yra totalus netgi traukimasis nuo atsakomybės. Totaliai. Yra imperatorius vyriška energija, tai jeigu tai yra vyras, nesvarbu kiek jam bebūtų čia metų, jisai traukiasi nuo atsakomybės. Jo, vyras. Kodėl tai bijo to gyvenimo, aš nesuprantu. Bijo kažkokio teisingumo. Bijo ir teisingumo, bijo ir karmos, bijo ir neteisingai priimti sprendimą. Ir yra kažkoksai vyras, vyresnis, ir jo taisyklės gali būti gyvenimo griežtos. Ir tas žmogus nerodo savo nei emocijų. Jisai sako, tu už mano nugaros gali matyti tik tais įrankius. Tai yra plaktukas, peilis, dar ten kažkokie tokie. Ai, dar matau matuoklis. Bet sako, aš tau nepasakysiu ir neparodysiu. Net nepamokinsiu, kaip su jais elgtis. Va tiesiog, va sakau, galbūt kažką išleido į tą gyvenimą. Bet panašu, kad net žmogus nelabai net gebantis gal paaiškinti, kaip aplamai gyventi. Audra ir sako, čia vienu žodžiu, patys gelbėkitės. Vat kažkas yra toks principas, yra kažkoks vyresnio amžiaus žmogus. Šalia vat šito pažo. Sako, tau kažką gali galbūt ir paduoti į rankas, bet tau nepasakys, kaip su tuo elgtis. Tai čia taip atsitinka, jeigu vaikystėje, sako, tavęs kažkas kažko neišmokino, tau galbūt vat kažką davė, bet nemokė, kaip su tuo elgtis, galbūt pinigai. Tiesiog, nu jo, yra, jeigu sako, nuo pat vaikystės kišo į subinę, tai dabar nėra ko čia stebėtis, bet čia vadinasi ir pats žmogus galbūt tai buvo auklėjamas, tai buvo mokinamas. Ir tas žmogus yra užsukęs irgi nugarą. Tradicijos kažkokios, turim laikytis tradicijų. Popiežius dar kalba apie tradicijas. Tradicinė šeima. Bet kaip bebūtų, tai žiūriu 10 kalavijų. Siekia.
Tai greičiausiai yra bijama, jeigu, tarkim, žmogus buvo verčiamas būti neva tais lojaliu, bijo nebūti gal tokiu, bijo pažeisti kažkokią galbūt taisyklę. O Jėzau, kaip čia sudėtinga. Nu, teko man pamatyti per gyvenimą iš tikrųjų tokio pobūdžio žmonių, kurie nelabai orientuojas, ta prasme, šitam pasaulyje ir kaip gyventi, kaip tvarkyti su savo mintim, emocijom, pinigais ir aplamai su žmonėm net esančiais aplinkui, visiems palinksi galvą, tie visi po to žmonės sako pasiema, ką jiem reikia, nes čia sako, tu pabūsi įrankiu, nes pažas ar ne, ir pažas žiūriu, gali suktis tarp karalių. Ir sako, pažą panaudos ir po to numes. Bet pažas, vat kaip ir sakau, įeina į patirtis, bet iš patirčių visiškai nieko nepasiema, nieko neišmoksta. Įleido į mokyklą, pasėdėjo prie to telefono ir jeigu paklaustum, ką tu išmokai iš tiek, kiek buvo aplink tave žmonių, toks būtų atsakymas. Stipriai toks yra, sako, sėdžiu va čia. Ar ta 10 monetų laiko, ar čia tik fantastika? Fantastika. Troškimai. Žmogus trokšta apie kažkokį stabilumą, bet neturi net žalio supratimo, kaip jį sukurti. Tai va turbūt vieni žmonės perkasi knygas ir domisi, kaip valdyti net pinigus, kaip tapti nepriklausomu žmogum, kaip pasakyti ne. Jeigu žmogus nesugeba pasakyti net ne, tai viskas, jisai bus daiktas, bus įrankis kitų žmonių. O čia toks ir yra žmogus, nemoka pasakyti ne. Ir nemoka pasakyti ne būtent netinkamiem žmonėm. Tinkamiem žmonėm visą laiką pasakys ne. Bet kodėl vat ir sakau, sukasi tarp karalių, nes kažką gal gauna žmogus iš tų karalių. Ir vėl tas slėptos tiesos. Sako, tu nori šito gyvenimo, bet tiesos nėra. Nu, dabar tas pats, kas, tarkim, tau pasakytų, mes tave nulinčiuojam, arba mes tave paliekam gyvą, gyvenk ir žvenk. Žmogus renkasi linčiavimą, negu bendradarbiauti su kažkuo, negu savo padėti. Nes aš turiu neva čia kažką dabar išlaikyti. Šiaip yra labai daug kažkokių net paslapčių. Ir aš čia labai stipriai turiu patį pažą. Tai galbūt kažkieno čia yra vaikas, kuris gal bendrauja su vienu iš tėvų, jeigu yra išsiskyrę. Bet ne, čia matau, kad... Bet jeigu ta prasme yra, kad sako gyvena atskirai tėvai ar ne, ir vat yra vaikas, kuris aplamai jisai net gali mėtytis tarp kuriuo labiau, pavyzdžiui, tikėti. Jau vaikas yra suklaidintas. Man tai čia labai neša vis stipriai į vaiką. Nu, čia sako, kas daugiau duos saldainių, tai tą labiau ir mylėsiu. Gali būti seneliai ten kažkieno, iš tėvo pusės, iš mamos, ir sako, aš labiau mylėsiu tą, kuris man daugiau duos. Čia mato meilę taip pat.
Aš labiau pripažinsiu žmogų tą, kuris manim labiau pasirūpins ir man daugiau teiks dėmesio. Olia. Tai jeigu kažkas turi tokių kažkokių psichologinių traumų, patirtų ir dar su jom vis nesusitvarko, tai reikia savo padėti. Greičiausiai aš čia tokį gal patarimą matau, savo padėti, kreiptis į psichologus, galbūt į kažkokį žmogų, jeigu toks bent vienas yra patikimas, ir atidaryti savo tą paslapčių knygelę. Dėl to, sako žmonės, vat būna ir eina visiškai pas nepažįstamus, ar ne? Susimoku, sako, pinigus, atveriu visą dūšią ir važiuoju toliau. Nes tai, kas, pavyzdžiui, net tokiam žmogui už ačiū gali būti teikiama, jis to neįvertintų ir negerbtų. Ai, gavau čia šitam momentui fainai gerai, bet jeigu daugiau aš nieko negaunu, man vėl yra negerai. Bet tai reikia pagaliau jau suprasti, kad atsidūrei, tai sako, tu čia tokioj keblioj situacijoj. Tikrai čia kažkam reikėtų tiesiog kitokio patarimo, čia realiai net ir nėra kaip tau išspręsti, nes pa žmogų didelė makalynė galvoj, daug jovalo. Ir visiškai nėra jokios atsakomybės.